Sveikos merginos, šiandieną mes susitinkame šiek tiek kitokiame video ir jisai bus apie būtent temperatūros pledų nerimą. Žinoma, galima jį ir megzti, jeigu jūs būtent tokį būdą pasirinksit, bet aš asmeniškai pasirinkau jį nerti. Tai šito versiją anglišką jau tikriausiai galbūt jūs ir matėte, bet iš tiesų aš išverčiau jį ir į lietuvių kalbą, tai įdėsiu aš jį tikriausiai į grupę, kad jeigu jūs norite naudotis juo taip pat, galėtumėte tai daryti. Tai dabar šiek tiek trumpai, tokį kaip ir įvadą į patį temperatūrų pledų visą konceptą ir idėją. Tai jūs galite temperatūrų pledą megzti, jūs galite jį nerti, aš mačiau netgi kai kurie ir siuva. Visa esmė yra, žinoma, visų pirma, išsirinkti būtent kokio pledo jūs norite ir kaip jūs įsivaizduojate būtent užbaigtą jo visą atrodymą. Žinoma, nuspręsti, numatyti, kaip atrodys visos spalvos ir visas pledas spalviškai mes negalime, kadangi viskas priklauso nuo to, kokios temperatūros bus šiais metais, bet patį dizainą mes galime ar ne numatyti. Tai aš čia esu įdėjusi šiek tiek tokių kaip ir idėjų. Ar ne, galima nerti kvadratukus, heksagonus, ar kaip tikriausiai heksagonai, nežinau, hexagons, kaip jie vadinasi. Kiti neria tokias kaip ir gėlytės. Galima nerti tiesiog paprasčiausiai juostomis. Galime megzti paprasčiausiai juostomis, galima megzti tokiais kaip trikampukais, per vidurį sumezgant ar ne akis. Tai mano visa šita idėja tai kilo būtent nuo va šito dizaino, kurį aš iš tiesų vėliau pradėjusi jau nerti savo šį temperatūrų pledą pakeičiau. Tai aš nusinėriau 3 dienas, man, žodžiu, kažkas čia nepatiko ir aš nusprendžiau, kad kadagi, jeigu ne dabar, jeigu jis ar ne pačioj pradžioj nepatinka, tai būtų labai geras laikas keisti jį tada. Tai aš tiesiog parodau, kad būtent šio aprašymas yra nemokamas ir jisai galima tiesiog parsisiųsti iš Ravelry ir nerti. Vat šitus tokius apvalius, nežinau, hexagons jie vadinasi. Ir po to, kas mane šiek tiek atbaidė, tai yra tas, kad tu turi po to juos susiūti visus. Aš didelė siuvėja nesu, siūti būtent mezginių aš nesu labai mėgėja ir aš pagalvojau, kad būtent ties siuvimo aš galiu čia strikt. Man taip pat pasirodė jie ganėtinai dideli ir nesinorėjo labai didelio to pledo, tai aš keičiau. Tai dabar jūs matysite mano šių metų pledo visą idėją. Tai ašgi megsiu būtent tokias gėlytes. Jos pas mane susideda iš 3 spalvų. Ir kas man patiko būtent čia dėja aprašymą aš pirkau, pasidalinti negaliu. Galėsiu galbūt įkelti nuorodą. Man atrodo, ar tai 5 svarai galbūt aš sumokėjau už tą aprašymą. Aprašymas be galo didelis, yra netgi ir temperatūros žymėjimai, rodo kaip jį sumegzt, sunert ar nereikia, tai tikrai manau, kad jisai buvo vertas tų 5 svarų. Tai vat, čia yra mano, jos bus žodžiu 15 dienų, man atrodo, aš jos jungsiu ir po to pradėsiu jau jungti antraeilę. Tai va, tai kaip jau ir sakiau, pirmoji jau ta dalis yra išsirinkti, kokį pledą jūs norite nerti.
tos, kurios mezgasi iš skirtingų dalių, ten galima matuoti žemiausią ir aukščiausią temperatūrą ir spalvas rinktis ir dėlioti pagal tai. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nersite tiesiog eilutėmis ar meksite eilutėmis, tada jau reikėtų matuoti tą, jau pasirinkti, ar mažiausią temperatūrą ar aukščiausią temperatūrą jūs naudosit meksti būtent savo pledui. Sekanti dalis, nuo ko reikėtų toliau šitą savo idėją tęsti, tai yra išsirinkti spalvas ir temperatūras, kuriomis jūs nersite. Aš asmeniškai, kaip matote čia, pasirinkau 19 spalvų, 20 yra mano visiems kraštam ir sunerimui, ar ne? Tai vat, tai kai jūs nusprendžiate, kiek spalvų jūs norite, arba kokiais dažniais jūs matuosite savo temperatūrą, tada susidedat spalvų savo norimą paletę. Aš asmeniškai nusipirkau ir pasidariau savo tokį organizerį, tokią kaip ir spalvų paletę, kad aš matydama temperatūras tiesiog galėčiau žinoti, kokią spalvą man reikia nerti. Šitas dalykas tikrai nėra būtinas, čia galima ir pasidaryti iš popieriaus, aš tiesiog asmeniškai patingėjau ir tiesiog nusipirkau tokių palečių, pas mus parduoda Amazone ir gali tiesiog nusipirkti. Jas labai dažnai naudoja siuvinėjimui būtent, tai jos tikrai man asmeniškai palengvino visą mano šitą nerimo tokią kaip projektą. Anglijoje pas mus, asmeniškai čia, kur aš gyvenu, labai didelių temperatūrų šalčio žiemą nebūna. Tai aš, kaip matote, savo spalvas pradėjau matuoti nuo -4 ir jeigu yra daugiau, pavyzdžiui, negu -4, aš tiesiog naudosiu šitą savo tamsiausią spalvą. Ir aš nusprendžiau daryti iki 32-33 šilumos, jeigu tuo retu atveju, kas aš labai stipriai abejočiau, būtų aukščiau negu 33, aš vėlgi naudosiu būtent tiesiog šią spalvą. Aš temperatūras matavau kas 2 laipsnius. Tai -3, -4, -1 iki -2, nuo 0 iki 1, nuo 2 iki 3, nuo 4 iki 5, 6, 7 ir taip toliau, kol aš pasiekiau 32 iki 33 ir palikau. Tai man gavosi 19 spalvų. Vėlgi, siūlus, žinoma, pirkti, išeina tiesiog, jų daug reikia, ar ne, susipirkti vienu kartu. Galite pradžioj, pavyzdžiui, pirkti šaltajam sezonui spalvas ir kai pamatysite, kad jau pradeda šilti ir jums nebeužtenka spalvų, tada ar ne pirktis spalvas šiltajam sezonui. Manęs komentaruose klausia, kiek aš tų siūlų pirkau. Aš tiesiog nusipirkau po vieną kiekvienos spalvos ir tiesiog, kai man pradės tos spalvos baigtis, aš tiesiog vis jų dasipirksiu. Vienintelė mano klaida asmeniškai buvo nusipirkti būtent šitos spalvos, kuri bus naudojama mano visiems kraštam. Nusipirkau tik vieną kamaliuką. Dabar, jeigu tai daryčiau, būčiau pirkus minimum bent jau 3, nes šitą spalvą man tiesiog reikės dasipirkti ir mokėti dar papildomai už siuntimą. Tai aš galbūt šiek tiek dar lauksiu, kol pilnai man šita spalva pasibaigs ir žiūrėsiu, kuri iš tų mano šalčiausių spalvų greičiausiai turi šansą pasibaigti ir turbūt pirksiu dar ir tos. Kad nemokėtų tiek daug už siuntimą, ar ne? Spalvų pasirinkimas yra absoliučiai jūsų laisvas reikalas, kokios spalvos jums patinka. Aš tiesiog asmeniškai rekomenduočiau labai su spalvom nešokinėti. Nedaryti, tarkim, vienam, ar ne, tarkim, nuo 3 iki 4 laipsnių tokią, o tarkim nuo 5 iki 6 tokią. Bet jeigu jums patinka, žinoma, čia vėlgi yra laisvas reikalas, jūs galite pasirinkti. Aš asmeniškai rinkausi šiek tiek neutralesnės. Jeigu jūs gerai matote, tai šalčiausias mano temperatūros prasidėjo nuo tamsiai rudų. Tada jos pradėjo
šiek tiek šviesėt, čia šiek tiek pilkos, tada pereiname į šiek tiek tokias kreminės persikinės spalvas, oranžinę ir aš tiesiog nusprendžiau užbaigti tokiam raudonąją spalvą. Vėlgi aš nemanau, kad labai šilta. Pas mus nebūna labai didelių šilumos šuolių vasarai, tai vėlgi šita spalva aš abejoju, kad jinai labai daug bus panaudojama, bet vėlgi pagyvensim, pamatysim, kaip čia bus. Tai vat, kai jau jūs esate visą šitą nusprendus ir turite savo siūlus, jūs galite pradėti nerti. Aš savo būtent šituose užrašuose esu sukūrus tokią kaip žymėjimosi lentelę. Dabar ar jūs žymėsitės, ar jūs nesižymėsit, vėlgi yra jūsų reikalas. Aš asmeniškai siūlyčiau žymėtis, vien dėl to, kad po to nereiktų, ar ne, jeigu kas nors atsitiktų, reiktų permegzti, reiktų atsekti, pavyzdžiui, kokia spalva buvo. Būtent šita lentelė, šitų visų susirašymų, tai yra padaryti daug lengviau. Taip pat, jeigu jūs žymėsitėse ir gražiai rašysitės ar ne aukščiausią ir žemiausią temperatūras, net jeigu jūs ir nenunersite kelias dienas, jūs visą laiką galėsite atsiversti savo užrašus ir žinoti, kokiamis spalvomis jums reikia nerti. Kadangi aš, kaip jau ir minėjau, mano būtent dizainas naudoja dvi spalvas, aš žymiuosi aukščiausią ir žemiausią temperatūras, tai aš esu susižymėjus čia viską iki vakar. Šiandienos temperatūras reikia tiesiog man užsirašyti ir nunerti. Tai pas mane būtent viduriukas simbolizuoja žemiausią dienos temperatūrą, tai vakar jinai buvo pas mus 3, ne, plus 3 ir plus 3 spalva buvo 157, būtent šita, ne? O aukščiausia dienos temperatūra buvo 6, tada vėl, ką aš darau, susirandu 6 čia, tai yra 506 spalva ir jinai yra 506 šita. Tada aš žinau, kad mano yra šios dvi spalvos tamsesnė, bent mano taip ganėtinai lengva man atskirs, kadangi aš žinau, kad visą laiką tamsesnė spalva reiškia žemesnė temperatūra. Tai aš tiesiog su tamsesnė neriu viduriuką, tada viską iš šonų neriu pačią gėlytę, gėlytės žiedelius nusineriu su savo dienos aukščiausia temperatūra ir tada jau kiekvieną dieną vienas ir tas pats, būtent šitas 505, tada jau apneriu ir suneriu juos iš karto visus kartu. Tai va taip vat ir žaidiesi kiekvieną dieną. Neturint daug laiko, aišku, būtent mano šitas dizainas, jisai yra be galo greitas. Ta prasme, jaučiu, aš turbūt neužtrunku net 10 minučių savo tą dienos gėlytę nunert, prinert ir nei man kažką reikia siūt, nei man kažką reikia daryti. Aš tiesiog nerdama viską gražiai prineriu prie jau tos savo juostelės, sukaišioju gražiai siūlus. Nedarykite klaidos palikdami daug siūlų vienam kartui sukaišiot. Patarimas čia toks labiau iš praktinės pusės ir tikrai aš esu darius tą klaidą. Tikrai nesinorės vieną dieną paimti ir viso pledo galų sukaišiot. Tai siūlyčiau tvarkytis su siūlų galais kiekvieną kartą, kai jūs nuneriat. Pas mane siūlas yra čia, kaip jie ją vadina, mercerizuota medvilnė. Nėra jis labai gražus, labai gražiai atrodantis ką tik nunertas, kaip matote čia. Aš asmeniškai ką dariau, čia va, kad jos taip gerai atrodytų, aš jas tiesiog palyginu.
Labai stipriai, labai karštai nelyginu, bet tiesiog su garais šiek tiek palyginu ir vaizdas man asmeniškai tikrai labai gerai pagerėja, pagražėja. Jeigu, aišku, nesinori daug tų siūlų ar ne, ar tai tom keliom spalvom nert, galima tiesiog nerti linijom, ar ne. Esu labai daug mačius būtent šitų temperatūrų pledų nunertų tiesiog nerant eilutėmis. Mane šiek tiek išgąsdino. Aš asmeniškai manau, kad nert eilutę vieną per dieną yra daug daugiau, negu nerti būtent tokią apvalę gėlytę, ar ne. Bet jeigu jūs turite daug laiko, norite tiesiog paprastos tokio dryžuoto pledo, tai tikrai galima tai daryti ir tikriausiai galima daryti, ar ne, ir eilutėm neriant. Su dviem spalvom ten tikriausiai jau yra kažkaip sunkiau įterpti tas dvi spalvas. Aš asmeniškai, jeigu norėčiau nerti tiesiog dryžuotą pledą, ką aš daryčiau? Nerčiau vieną eilutę su stulpeliu, su vienu užmetimu. Ir tada grįžčiau su stulpeliu be užmetimo, arba tiesiog to tokia kilpele. Grįžčiau atgal su žemiausia, pavyzdžiui, spalva, arba stulpeliu nert, pavyzdžiui, žemiausia spalva. Ir tada grįžti su stulpeliu be užmetimo arba tom kilpelėm apnerimu tuo tokiu, grįžti atgal vėl į pradinę poziciją, kad įterpti tas dvi spalvas. Bet aš asmeniškai dėja tiek laiko nerti per dieną neturiu. Tai man būtent šitas buvo kažkaip geriausias toks pasirinkimas. Aš ką dariau? Tai labai ilgai svarsčiau iš tikrųjų, kokiu numeriu man nert. Jeigu jūs galvojate pasiryžti būtent tokį projektą pradėti, aš ką siūlyčiau, tai gerai pažaisti su mėginukais ir nepradėti, ar ne, iš karto pasiėmus, tarkim, vieno dydžio, ar ne, vašelį jo gerai neprasitestavus ir neprasibandžius su mėginuku, pavyzdžiui, pradėti nerti 300 akių, ar ne. Nes, man taip nutiko. Aš prieš neriant jau šitus dar turbūt esu nusinėrus kokius 3 ar 4 tokius tiesiog pabandys dar prieš naujus metus, kad žinot kokį vašelį rinktis. Bet juos pradėjus siūt, man jie tiesiog pasirodė per dideli. Nežinau, aš tiesiog sudvėjojau toliau jį tęsti, ta prasme lyginant su tuo, ką aš neriu dabar. Tai šitie išties ir laiko daugiau, ir siūlų daugiau atima. Ir, aš pabijojau to labai labai didelio pledo. Tada čia bandžiau nertis su 3,5. Man jisai šiek tiek pasirodė toksai grubus ir kietas, tai aš galiausiai nusprendžiau visgi nerti savo pledą su 4 mm vašeliu. Ir kol kas aš esu labai patenkinta rezultato, aš jį vis karts nuo karto pralyginu, kad jisai man pagražėtų. Ir esu tikrai ganėtinai laiminga juo. Bent jau kol kas. Tai galime, aišku, šiandienos spalvas pasižiūrėti, kad jūs pamatytumėte, kaip visas tas progresas ar neveikia. Tai aš visų pirma, ką padaryčiau, tai užsirašyčiau, ar ne, būtent čia 6 sausio dienos temperatūras, ne? Tai pas mus šiandieną aš atsidarau savo oro programėlę ir aš matau, kad šiandien pas mus žemiausia temperatūra, ar ne, yra rašoma čia, yra 1 laipsnis šilumos, didžiausia yra 5. Tai aš tada tą ir darau. Užsirašau čia, ar ne, savo aukščiausią temperatūrą. Tai kaip ir minėjau, aukščiausia temperatūra pas mane yra 5 laipsniai. Tada pasiėmu savo
tokią kaip ir špargalkę. Ir matau, kad pas mane nuo 4, nežinau ar jums gerai matosi, bet čia vat yra nuo 4 iki 5. Siūlo kodas yra 503. Tada aš užsirašau spalvos kodą, kad čia bus 503. Žemiausia temperatūra yra 1 laipsnis. Ar ne? Nuo 0 iki 1 pas mane yra 254 siūlo kodas. Nu va. Susirašau, kad žinočiau, ar ne, ką neriu. Tada čia jau kaip jums lengviau, ar tiesiog matant kokią spalvą ieškoti, ar pagal kodus susidėlioti savo siūlų spalvas, ar ne. Pirma temperatūra pas mane yra 254. Vadinasi, vidurinę dalį aš nersiu su šiuo siūlu. Ir 503 yra štai šis siūlas. Tai vat, mano šios dienos būtent gėlytė bus iš šių spalvų. Tai vat. Ir aš tada, aišku, pradėčiau nerti, nusinerčiau savo gėlytę, ją prijungčiau prie būtent paskutinės savo vakarykštės gėlytės ir laukčiau rytojaus, kada vėlgi tai pakartot. Nu ir taip padaryti 366 dienas per šiuos metus. Tai va, iš tikrųjų, nežinau, ar aš esu labai tokia gabi išaiškinti ir paaiškinti, bet labai tikiuosi, kad šis video jums kažkiek taip sudėliojo į vietas viską, kaip tai vyksta. Labai kviečiu prisijungti tas, kurios norėtų sudalyvauti tokioje kaip ir, ar ne, avantūroje pledo nerimo, nes tikrai yra labai smagi tokia, nu, iš tikrųjų yra labai smagu, nes tu nežinai, kaip tas tavo pledas galiausiai atrodys, ir šiaip smagu yra iš tikrųjų sekti. Ir vėliau netgi iš tikrųjų matyti, kaip orai keitėsi, kadangi, pavyzdžiui, mano būdu, ar ne, aš žinau, kad jeigu spalvos šviesėja, tai vadinasi ir temperatūra šyla. Tai vizualiai tada galima labai gražiai pamatyti per metus, kaip ta temperatūra šokinėjo ir kas svarbiausia, gale metų turėti savo, ne, gražų lovos užtiesalą, pledą ar šiaip namų puošmeną. Taip pat, jeigu kažkas neaišku, rašykite komentaruose, stengsiuosi tikrai atsakyti visoms. Kaip jau ir minėjau, lietuvišką versiją šios įkelsiu į mezgimo SOS grupę. Jeigu jums yra lengvesnis angliškas jau yra įkeltas. Aš asmeniškai žymiuosi kol kas abu, kad savo podcastuose turėčiau apie ką pakalbėti ir tokią kaip ir statistiką turėti, ar ne? Šiuo metu juos, šitas yra tik tai sausio mėnesiui, aš po to ką darysiu, tai tiesiog būtent va šitas lenteles kiekvieną mėnesį ar mėnesio gale sekančio mėnesio įkelsiu, kad visos turėtų, kurioms reikia, arba mėnesio pradžioje. Tai vat, aš juos suskirčiau po 7 dienas. Tai 1, 2 savaitė, 3, 4 ir 5. Ne? Tai vat. O dabar išties kviečiu visas jungtis ir nerti. Nematytas dalykas Lietuvoje, nelabai girdėtas. Ir tikrai manau, jisai galiausiai tikrai ši visa idėja turėtų galiausiai tikrai išpopuliarėti. Taip pat, ačiū, kad žiūrėjot. Gero jums likusio vakaro, dienos ar ryto. O aš su jumis susitiksiu tikriausiai kituose savo video. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.
dar ką iš tiesų aš pamiršau taip labiau gal išsiplėsti ir paminėti, tai tikriausiai buvo apie pačius siūlus, kuriuos rinktis. Tai aš jau ir minėjau, kad ar ne, mano šita mesterizuota medvilnė, jinai nėra, kad jinai labai yra smagi ir graži, ar ne, susinėrus, nebent su jie neriama labai labai tvirtai. Dėl ko aš tada iš vis tą medvilnę pasirinkau. Šiaip netgi mano pirktame aprašyme būtent šito pledo buvo rekomenduojama rinkti siūlus būtent iš akrilo, kadangi, aišku, pledas toks dalykas namuose jisai tikriausiai yra ganėtinai dažnai naudojamas ir skalbt jį vėlgi dėl tos pačios priežasties, ar ne, pavyzdžiui, mano namuose reikia tikrai dažnai, kadangi aš turiu 2 gyvūnus, jie pas mane yra visiškai gyvenimo karaliai ir jiem ant sofos ir ant lovos užlipti yra galima. Tai jie, aišku, kuo pilniausiai būtent tuo ir naudojasi. Tai pas mane pledai namuose yra tikrai labai dažnai skalbiami. Tai man reikėjo to pluošto, kuris nebijotų būti tiesiog įmestas į skalbimo mašiną, ar ne, ir išskalbtas. Tai akrilas, medvilnė to tikrai nebijo. Aš tiesiog rinkausi medvilnę būtent dėl tos priežasties, kad aš norėjau natūralaus pluošto, o ne sintetikos. Bet galiu pasakyti, tikrai būtent šios gėlytės nertos iš akrilo, jos atrodo tikrai daug geriau, negu jos yra nertos iš medvilnės. Aš labai dažnai visą laiką paminėdavau ir pagalvodavau apie būtent pledą iš rankom dažytos vilnos siūlų. Bet vėlgi, skalbimo, taip tu jo neįmesi tiesiog paprastai skalbenkę ir nepamirši, ar ne? Tai vat dėl to būtent aš rinkausi medvilnę. Bet jeigu jūsų, pavyzdžiui, namai yra šiek tiek kitokio būdo ir jūs, pavyzdžiui, galite turėti pledą, ar ne, kuris bus labai dažnai neskalbamas, tikrai galima rinktis vilną, galima rinktis tą patį akrilą, jeigu nebijote sintetinio pluošto, ar ne. Rinkitės tą, kas jums patinka. Aišku, siūlyčiau atsižvelgti ir į spalvų gamą, ar ne, kadangi spalvų reikia ganėtinai nemažai. Tai nesinori išsirinkti siūlo, kuris, pavyzdžiui, turi 5 ar 6 spalvas. Tai būtent Sheepcheese Katona dėl to yra, tikrai be galo dėkingas siūlas. Tai vat, rinkdamosis siūlą pledui, tikrai siūlyčiau pasvarstyti ir pagalvoti apie tai, kaip jį bus lengva prižiūrėti, kaip lengvai bus plauti ir kaip lengvai bus, ar ne, rasti reikiamų spalvų būtent jūsų temperatūro pledo nerimui, ar ne? Tai vat, tiek iš manęs ir aš toliau einu nerti, o su jumis, kaip jau ir anksčiau minėjau, susimatysime kitose video. Iki.